Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžių idėjos. Tai dabar parodysiu, kaip sukomas lentelės pagal Kamo technologiją, bet su termomediena. Čia labai svarbu, nes yra tam tikri momentai. Tai pradedam. Čia yra specialus Kamo grąžtas, kurio gręžiame iš pradžių, kad nesuskaldyti medienos, nes jinai turi padidintą skalumą. Paskui paimam heko varžtus, gali būti Kamo, gali būti heko, kam kas patinka. Ir įsukam. Viskas. Tai gražiai, tuoj priartinsiu, su tokiu prietaisu Kamo galima gražiai viską įsukti. Ir dabar pasižiūrim, kaip įsisuko vienas, kitas. Bet pastebėkit situaciją tokia, kad viskas su specialiais impregnantais pajudinta, tamsi plėvelė, tamsi praklėjimo juosta, tamsus makaronas, purjuosta ir viskas yra susukta pagal technologiją atitinkantį, Kamo technologijos atitinkantį termomedienos prisukimą. Bet jeigu paimsim ir pasižiūrim kitą lentą, tarkim, čia yra šalia namas ir prašom, aš čia dar turiu biškį prožektorių, kad pašviesti, nes čia galbūt ne taip matosi gerai, pasižiūrėkit, kaip įdėmėsi, kaip čia įsukta ir išrauta. Matot, kas yra? Čia pagal mane tiesiog nenaudota arba prietaisas Kamo, ar vienu žodžiu, matote, ar vienu žodžiu kampas yra blogas, dar kitas variantas, kad tiesiog grąžtą nenaudotų, tiesiog sukta ir viskas išrauta. Dar plius, čia reikia omeny, kad čia ne termomediena. Čia nėra termomediena ir vienu žodžiu visur atitinkamai išrauta. Pasižiūrėkite. Išrauta. Pasižiūrim, kas čia. Matote, toliau. Ir matot. Ir praėjo nedaug čia laiko nuo to susukimo. Ir vis tiek jau amen. Jau skaityk nėra nieko gero. Ir dabar šiandien dar žiūrėjau, labai brangi terasa ištiko medienos. Ir taip visas namas, jeigu taip artint, žiūrėti kiekvieną jungimą, jisai būtent toks. Taip kad su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos, prisilaikykite technologijos ir darykite viską gražiai, kokybiškai ir bus viskas gerai. Sėkmės iki kitų kartų.